Sveiki visi, savo video vlogą pradedu iš savo kambario šnabždėdamas tyliai, nes visi miega. Dabar yra po 12:45, jau beveik ėjau miegoti ir gavau labai spontanišką pasiūlymą išvykti pakeliauti aplink Brisbaną, pasitikti saulėlydžio, nuvaryti iki Gold Coast'o, liko valanda iki išvažiavimo ir kaip taisyklė, jeigu pamiegosi valandą, bus dar blogiau. Tai vat, einu krautis daiktų. Viskas sudėta ir, nežinau, mano kambariukai jau miega tikriausiai. Dar turiu prie kompo atrašyti kelias žinutes ir viskas, ir išvažiuosiu. Dieve ta Marija. Va, taip atrodo čiuvas, kuris išvaro vienai dienai pasifilmuoti. Prasme. Aš tiek viską ant savęs turiu prisikrovęs, kad nežinau. Esu jau 17 valandų kaip nemiegojęs ir dabar yra jau po 2 nakties ir einu pasitikti Miltos. Alio, girdi? Tu stovi, o ne? Su raudona mašina? Tai aš ateinu. Pažiūrėk, kiek man tos turi. Maniau, kad pas mane daug. Čia Milda yra. Labas. Iki mūsų tikslo liko 6 minutės ir sukom į labai baisią vietą. Grįžom tuo keliu, kuriuo važiavom, sukom į kitą pusę ir dabar liktais kylam į kalną ir liktais atrodo viskas gerai. Nu ką, atvažiavom iki vietos ir pirmas žingsnis ant australiškos žemės, kur pilna gyvačių. Ir einam pasižiūrėti, kas kaip kur. Ir čia pažymėta yra pavojus, kad gali būti akmenų lavina. 6 valandas eisim. Kiek? Pirmygas gal 6 valandas. Iš viso lipsim beveik kilometrų aukštį. 966 metrai. Gali pašviest? Gali pašviest? Ta prasme, pirmas sustojimas. Palauk, ko ne čia? Ai, palauk, nesizūmina. What the focus. Tai pirmas sustojimas ir štai draugelis. Ta prasme, ir jisai pagavęs yra. Jeigu mes dabar eitumėm, tai čia yra mūsų galvos lygi. Ir čia yra fucking voratinklis ir va čia va toksai va kabaliuoja čiuvelis, įvyniotas į voratinklis, čia žiogas yra didelis labai. O mes čia einam šituo takeliu. Tu labai neskubėk be šviesos, kad tipo gyvatę kokį neįkastų. Man jau baisu. Duok man pirmam eit. Pasai geresnė šviesa. Bet žiūrėti, mes va čia sur orai. Jop. Ir jie visur leidžiasi ir ta prasme. Jie gali tikrai įkasti. Jie tikrai gali. Mes tikrai einam. Ta prasme, čia visur voratinkliai, pažiūrėk. Matai? Einam pa kur atėjom. Mes realiai dabar sukomės atgal, nes dėl tų fucking mutantų vorų. Ir čia net parašyta tipo, kad neiti naktį, arba jeigu sutemsta, tada likt nakvoti. Ta prasme, tai čia ir konkretus feilas. Bet aš nenoriu tipo po 2 savaičių išvažiuoti į ligoninę. Arba numirti. Dabar galim valyti iki Springbruko. Gerai, varom iki Springbruko. Ten jau bus, ta prasme, saugiau gal. Žiūrėk. Labas. Labas. Ką čia tie šunys veikia? Pažiūrėk, tas stovi žiūri. Čia kaip iš to filmo pasiklydė, kur šunys kelia namo ieško. Žiūrėk. Duru. Ir jis toks atbėga, tipo, bliam, gal uždarysi aš langą, vis dėlto žiūrėks atbėga iš tos pusės. Jau kad nepervažiai. Nepervažiais, ta prasme, jisai tavi pervažiuot galėtų. Jis nori, kad jis.
Ir dabar, kur mes bestotumėme, visur labai gražus vaizdai. Ir ta prasme negali nefilmuoti nesustojęs kažkur. Nes kiekviena vieta atrodo vis gražiau ir gražiau. O dabar kilome į kalną link krioklio kažkokio, net neatsimenu kaip jis vadinasi. Dabar nesiginčysiu, bet man atrodo, kad Milda mus atvežė į labai gražią vietą. Pagaliau. Ir va, prieki pirmą varo. Tai va, gerai, reikia pafilmuoti gerų vaizdų. Pagaliau atvykom prie krioklių ir bus labai įdomu pasižiūrėti. Ir ką bandysim padaryti, tai gerų nuotraukų. Jeigu išeis ir viskas bus gerai, laukit. Ir ką mes norim? Norim valgyti. Valgyt norim, nes silpna visiems ir visi valgyt nori. Ir pagulėti prie bičo. Ir prie bičo Makėnono pagulėti. KMF 295 requesting immediate backup. What's your 20, Mitch? Off Tower 18, all available units. Ir šiaip aš jau 26 valandas nevalgiau. Jau. Valgiau ir nemėgau. Ir nemėgau, ir nevalgiau. Nes aš važiuodamas tik tai kavos puodelį suvalgiau ir pyragėlį išgėriau ir viskas. Tai va, varom į Gold Coastą. Varom. Bye! Negaliu patikėti, kad valgau. Ko tu negali patikėti? Kad valgau. Negali patikėti, kad valgai, aš irgi negaliu patikėti, kad mes valgom. Milda nusipirko takos, aš nusipirkau kebabą. Ir mes valgom po 30 valandų. Jo? Panašiai. Jo, plius minus po 30 valandų mes gavom pavalgyti. Tai vat, dedu kamerą į šoną ir varom valgyti. Pagaliau pasiekėm savo paskutinį tašką, tai yra Gold Coastas. Ir nusipirkom alaus, atsigulėm, atsigersim ir eisim pamiegoti.